tikiu, kad dauguma mano sekėjų vairuojantis esat. Ir jeigu vairuojam ir vairuojam daug, tai tikrai būna situacijų netikėtų, kai mums užgniaužia kvapą. Pavyzdžiui, važiuojam ir staiga į kelią išbėga nesvarbu kas. Šuo, briedis, katė, stirna. Na, netikėtai. O gal žmogus? Ir ką mes tada darom? Visų pirma, mes užspaudžiam kvėpavimą. Tai yra automatinė reakcija į grėsmę. Sustingti. Taip, tikiuosi, spaudžiam stabdį. Taip, tikiuosi, išvengiam susidūrimo. Grėsmė praėjo, o mes vis dar dažnai laikom kvėpavimą užspaustą. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad grėsmės nebėra, o mes organizmui su užspaustu kvėpavimu siunčiam signalą, pavojaus signalą. To pasekoje ir adrenalinas šauna į viršų, ir kortizolis į viršų, ir širdutė ima baladotis, kraujospūdis užkyla. Ai. Reikia atsidusti. Kai mes patiriam ūmų stresą, va tokį kaip aš jums pasakojau kelyje, visų pirma reikia iškvėpti. Tik užspaudėm kvėpavimą, pavojus praėjo, iškvepiam. Eik tu savo, ačiū Dievui. Vos nenumušiau. Iškvėpti su garsu. Daug kartų, ne vieną kartą. Stipriai iškvėpti. Jeigu yra galimybė, galima sustoti. Jeigu tokios galimybės nėra, tiesiog vairuojam toliau ir dūsaujam, tol, kol iš mūsų sistemos pasišalina stresas. Ir mes saugiai toliau galime tęsti kelionę. Tokiu štai patarimu norėjusi šiandieną vairuojant pasidalinti su jumis. Aišku, stresų būna įvairių. Šitas mano pavyzdys su streso paleidimu per iškvėpimą, per atodūsį. Ne vieną, per seriją atodūsių. Tiks jum bet kokioj stresiniai situacijai. Ūmaus streso situacijai. Kai patirite lėtinį stresą, yra visai kita istorija su kvėpavimu. Bet apie tai kitą kartą. O dabar atsiduskim kelis kartus kartu. Ir paskutinė. Aš jums visiems linkiu kuo daugiau dienų be streso. O jeigu jis jūs užtiks, jūs jau žinosite, ką daryti. Nelaikykit jo viduj. Iškvėpkit. Būkite sveiki.